Gruodžio 11 diena. Pamesta detalė. Iki kalėdų liko 14 dienų. Kitą rytą, vos tik visi nubudo, Edis jau neramiai stoviniavo prie pagrindinės aikštės kampo ir aukštai iškėlęs galvą su pasitenkinimu ir pasididžiavimu visiems praeiviams dalino gruodžio 11-osios Šiaurės žinių numerį, nepraleisdamas progos kiekvienam papasakoti jo atsiradimo istoriją. Interviu su Kalėdų seneliu sulaukė milžiniško elfų susidomėjimo, tad didžiam Edžio malonumui laikraštis buvo išleistas rekordiniu tiražu. Pagaliau elfas jautėsi ramus ir patenkintas, įgyvendinęs visus savo troškimus ir įvykdęs metų darbus. Jis buvo linksmai nusiteikęs ir jau nekantriai laukė kalėdų. Tačiau ne visi elfai buvo nerūpestingi ir atsipalaidavę. Miestelyje dar toli gražu nebuvo tylu, aplink girdėjosi neatliktų darbų bruzdesys. Paskubomis pervertęs rytinį laikraštį bei apžiūrėjęs nuotraukas, Ferdis skubėdamas kulniavo dirbtuvių link. Šiandien jis nešėsi ilgą senelio surašytą vaikų užsakymų sąrašą, tad buvo darbingai nusiteikęs, išskleidęs brėžinius, susikaupęs, ėmė konstruoti raudoną dviaukštį autobusą, vėliau motorinę jachtą. Pasidarbavo iki pavakario ir iš sąrašo išbraukęs jau atliktus darbus ėmėsi kitų pradėtų, bet dar nepabaigtų darbų. Baltai jonuko mašinėlei trūko vieno rato, Karolio kruiziniam laivui vairo, o Deivido garvežiui trūko kamino. Pritvirtinęs ratą, baltą mašinėlę pastatė į garažą, šalia juodos ir žalios. Sutvirtinęs keleivinio laivo vairą nešė žaislą į dirbtuvių kampe esantį laivų uostą ir pastatė šalia katerių ir jachtų. Tuomet Ferdis ėmėsi likusio garvežio. Vargšelis jau keletą dienų stovėjo be pagrindinės savo puošmenos, kūgio formos kamino priekyje ir nekantriai laukė, kol bus pabaigtas ir supakuotas. Apieškojęs visą darbastalį, elfas niekur nerado pamestos detalės. Dar kartelį atsivertė brėžinį ir įsitikino, tikrai kaminas pagrindinė garvežio puošmena. Pasilenkęs po stalu keturpėsčias aplandžio visas landas, tačiau kamino niekur nesimatė. Reikia paminėti, kad Ferdis buvo itin kruopštus ir tvarkingas. Konstruojant transporto priemonės, netvarka būtų didžiausias trukdis, tad elfas puikiai išmanė tvarkos subtilybes ir jo dirbtuvėlėse visi daiktai buvo ne tik surūšiuoti, bet ir turėjo savo vietas. Atsuktuvai ir varžteliai metalinėse dėžutėse buvo sudėlioti ir suskirstyti pagal dydžius, detalės pagal spalvas, ratai ir vairai buvo sudėti į stalčiukus, tad kaminas niekaip negalėjo imti ir tiesiog pasimesti. Dar 3 kartus apėjęs visas dirbtuvių kerteles ir kampus, Ferdis nusprendė paieškoti detalės lauke. Kelis sykius apėjo aplink namelį, nukulniavo pas Karamelę pasiteirauti, gal ši netikėtai bus radusi trūkstamą elementą. Labą dieną, pasisveikino elfas. Labą dieną, Ferdi, mandagiai tarė Karamelė, laižydama nuo šaukšto medaus likučius. Aš čia visur dairausi ir mėgčiojo Ferdis, ir niekur nerandu garvežio kamino. Ar kartais jis ne pas tave? Kukliai pasiteiravo drebėdamas iš susijaudinimo. Garvežio kamino, pasitikslino Karamelė. O kaip jis atrodo? Na, toks juodas, kūgio formos, į viršų platėjantis, paaiškino Ferdis. Detalė maža, kaip rodomojo piršto galiukas, patikslino. Karamelė akimirką susimąstė, tačiau ilgai negalvojusi patikino, kad tokios pasimetusios detalės tikrai niekur neregėjusi. Nusiminęs Ferdis iškeliavo toliau ieškoti pamestų kamino. Apsidairęs gatvelės šalikelėje priėjo brūkšniuko namelį. Rado jį ką tik sugrįžusį iš šiaurės pašto. Dar uždusęs brūkšniukas iš toli jau mojavo sveikindamasis. Sveikas, Ferdi, kaip smagu tave matyti, mojo ranka linksmai nusiteikęs elfas. Mano darbeliai pagaliau baigti, todėl galiu atsipūsti ir ramiai laukti kalėdų, nes šiandien pašte pasaulio vaikams pagaliau išsiunčiau visus senelio rašytus laiškus. Sveikas, brūkšniuk, jau kiek nurimęs ir nebedrebėdamas tarė Ferdis. Deja, man ši diena nėra tokia džiugi. Niekur nerandu pasimetusios detalės, todėl negaliu pabaigti konstruoti Deividui skirto garvežio. Išieškojau visas pakampes, neįtikėtina, tačiau būsiu ją kažkur pametęs. Kad tu netyčia ją pastebėjai? Brūkšniukas surimtėjo, jo šypsena veide pakeitė susikaupęs žvilgsnis.
Beje, ne, Ferdi, nepamanu, kad būčiau radęs kažką panašaus, bet aš turiu laiko, tad tau padėsiu. Liepiu paieškoti į centrinę aikštę, o tu būtinai aplankyk Joną Augustiną ir pasiteirauk jo. Brūkšniuko šuoliais nubėgo Varveklio gatvele link centrinės aikštės, o Ferdis nukulniavo pas Joną Augustiną. Senasis elfas duris atvėrė su knyga rankoje. Be jokios abejonės jis jau buvo bebaigiąs kurti dar negirdėt šio vakaro pasaką. Labadiena, pasisveikino Ferdis. Labadiena, linktelėjo Jonas Augustinas. Prašau vidun, mandagiai pakvietė. Pavaišintas pienu ir meduoliais, nuliūdęs Ferdis išpasakojo savo bėdas išmintingajam elfui. Jonas Augustinas ramiai klausėsi, paskui minutėlę patylėjo ir tarė: suprantu tavo nerimą. Problema tikrai nemenka. Ar šiandien neturėjai svečių savo dirbtuvėlėse? O vakar gal kas lankėsi, apžiūrinėjo tavo gaminius, gal kas netyčia bus išsinešęs, atkakliai klausinėjo senasis elfas. Tačiau Ferdis patikino Joną Augustiną, kad jokie svečiai jo dirbtuvėlėse nei šiandien, nei vakar, nei visą savaitę tikrai nesilankė. Na, jeigu ji pasimetė lauke, garsiai svarstė Jonas Augustinas, tuomet be jokios abejonės ją bus radęs kiemsargis Bimelis. Taip, Bimelis, žinoma, kaipgi aš pats anksčiau nesugalvojau, apsidžiaugė Ferdis ir skubiai padėkojęs Jonui Augustinui, tekinas nulėkė ieškoti Bimelio. Ilgai vaikščioti ir ieškoti neteko. Stropusis kiemsargis kaip visuomet lukuriavo gatvės pakraštyje, šien bei ten vis pavarinėdamas ir taip tarsi muziejuje išblizgintą grindinį. Pasiliaubinęs Ferdis papasakojo Bimeliui apie pamestą detalę. Apie tai, kad ieškojo jos miesto aikštėje, vėliau teiravosi Karamelės ir Brūkšniuko, bei aplankė Joną Augustiną. Išklausęs ilgos kalbos, Bimelis staiga nušvito kaip saulė. Na taip, žinoma, kaipgi aš nebūsiu radęs, nuo manęs šiame miestelyje nieko nepaslėpsi. Ta dieną po to, kai buvo baigtas statyti senis besmegenis, šlavinėjau centrinę aikštę ir radau mažą juodą detalę, telpančią ant piršto galiuko. Atidžiai apžiūrėjęs, pamanau, kad tai siuvėjo antpirštis, tad nunešiau ją Loriui. Ferdis dar nespėjęs iki pabaigos išklausyti Bimelio pasakojimo, jau buvo pakeliui pas miestelio siuvėją. Ilgai elfas beldėsi į Lorio duris, kai šis galiausiai jas atidarė. Visas nuo galvos iki kojų buvo apsiraizgęs vilnoniais siūlais, apkritęs baltais pūkeliais ir blizgiais karoliukais. Buvo akivaizdu, kad šiame namelyje pats darbymetis. Kaip nudžiugo Ferdis ant Lorio piršto pamatęs trūkstamą garvežio kaminą ir bemat papasakojo elfui, ko atkeliavęs. Išklausęs istoriją apie pamestą detalę, Loris pradėjo gardžiai kvatoti. O aš, kalbėjo nuo garsaus juoko užsikirsdamas ir už pilvo susiėmęs. O aš pamaniau, kad tai puikus antpirštis ir netgi jis man padėjo per naktį pabaigti siūti naująjį senelio kostiumą. Tai bent detalė, nenustojo stebėtis Loris. Apsikabino abu draugai, kurį laiką dar linksmai juokėsi iš šio smagaus nuotykio, o valandėlės Loris padėkojo už praskaidrintą dieną, o Ferdis atradęs pamestą kaminą nustriksėjo baigti gaminti dovaną Deividui. Garbingai pritaisęs garvežio kaminą, iškilmingai jį pastatė šalia kitų traukinukų, prisėdęs pažvelgė transporto priemonių garažą ir pametęs akį lengvai atsipūtė. Na pagaliau, mano metų darbas baigtas. Dabar jau ir aš esu pasiruošęs šventę.